Tęsime mūsų šeimos 6 mėnesių kelionę po Aziją ir mes esame Honkonge. Mes kadangi tik vakar vakarė atsikraustėme šitą viešbutį, tai tik ryte pamatėme, kur mes atsikraustėme. Pasirodo, mes gyvename prie pat kapinių. Va tokias honkongietiškos kapinės. Mes čia gyvename saloje, tai labai kalvuota vieta. Tai viską pamatysite, kai važiuosim su autobusu. Prie Honkongo kainų reikės biškį priprasti. Kai pamatom, tai šiek tiek įsigastam. $138 pietus. Bet kai vėliau paskaičiuoji, reikia dalinti iš 8. Tai ne taip per brangu pasidaro. O dabar važiuosime su šitais legendiniais tramvajais dvieaukščiais, kurie čia, kiek skaičiau, yra pigiausias transportas keliauti po Honkongą. Ta prasme, kur nežiūrėsi, visą laiką dangų reikia žiūrėti. Viskas maksimaliai suspausta. Laukiam savo tramvajaus. Nu jo, tikrai, kad pigiausias, tik $3 kainuoja pravažiuoti. Tai, kad dalinkit iš 8, gausis kažkas apie 35 euro centus. O taip. Jie čia vos prasilinkia, realiai pas jūs per metrą atstumą važiuoja vieni kitus. Atsargiai! Atsargiai! Kaip čia siaura, ta prasme. Man, kaip europiečiai, tai tikrai čia. Eik, tu savo, kokie čia tarpai bus. Labai mažai vietos, bet pas mane kėdytė tokie, kad vos talpų. Ir va ponė sėdė ant vienos kėdės. Pas mane ir langas atidarytas. O toks tas Honkongas. Pažiūrėkit, koks mažas atstumas bus. Pamojuoja man visi. Tai man velnių mašinėstas duos, kad išlindau pro langą. Kaip jums vaizdai? 35 centai ekskursija. Sakau, pastoji, kai nori kažkur žiūrėti, pastoji turi į dangų kamerą laikyti, nes viskas maksimaliai apstatyta. Aš jaučiuosi kaip vaikas saldainių parduotuvėj. Arba kaip žmogus, kuris pirmą kartą atvažiavo iš Pasvalio į Vilnių. Juokauju, iš Rokiškio. Čia realiai užsižiūrėsi, biškį kamerą ištrauksi giliau ir prarasi su visa ranka greičiausiai. Čia mūsų 7-Eleven mėgstamiausia Pietryčių Azijai. Kiek daug žmonių laukia stotelė laimingų, kurie važiuos į darbą šeštadienį. O aš toliau čilinu sėdėdamas čia. Pasaka. Visi žiūri į mane vietiniai, kurie sėdi tramvajai, o žiūri pastatas. Nors jau matė 100 kartą dangoraižius, bet kažkaip Honkonge jie kitaip žiūrisi visai. Jums dar neatsibodo tramvajų rodymas? Ta proga dar vienas. Kaip sakoma, tramvajų niekada nebus per daug, ar ne? Jaučiu, reikia lipti jau greičiau iš čia ir tiesiog pasiklysti gatvėse, pasivaikščioti. Jam aš taip žiūriu ir pamirštu vis, kad negalima giliai rankos iškišdinėti. Nes gali ir kitas turėsis lygiai taip pat ištraukti ir pasisveikinsim su kamerom. Čia juk ta pažadėtų į žemę. Pažiūrėkite, tą nerealią M raidę. Labiausiai pasaulyje atpažįstama M raidė. Kaip ten skanu. Čia jau kažkokia judresnė vieta. Verda gyvenimas. Čia holus kas parduoda. O, čia ta legendinė taksi vietinė. Nuo senų laikų. Visą laiką filmuose atpažįstama gerai. O mes judame toliau, link uosto, iš kuria turėtume plaukti jau keltu. Kaip aš laukiu, kada tie 2 turistai išėjus, kad sėsti į priekį. Žmonelė jau sėdi, jau pildo Facebook'o stories.
A čia mes matom bambukinius pastolius. Nenustebkite, tai pamatė Honkongė, nes net 30 aukštų pastatų statant bambukinių pastolių. Dėl 3 priežasčių. Labai pigu, kainuoja apie 6% to, kas kainuotų metaliniais pastoliais statant. Ir ekologiška medžiaga. Greit suyranti ir svarbiausia labai pigi. Bambukas yra žolė, o ne medis. Bambukas labai greitai auga, greit utilizuojamas, todėl labai plačiai naudojamas Honkongė. Dauguma pastatų yra pastatyti būtent ant pastolių bambukinių. Tokia va trumpa enciklopedijos pamoka, o mes toliau žiūrime Honkongą. Dabar stojame ant tokio kampo. Aš net negalvojau, kad jisai rimtai čia suka. Pažiūrėkit. Vienas tramvajus, mašinas ir paskui mašinas važiuoja. O mums pasisekė, mes dabar vieni apskritai sėdėm antram aukšte, visi išėjo. Aš galvoju, gal čia galutinė stotelė, bet neliktais, mums dar reikia važiuoti. Iš pirmų vietų žiūrėsim dabar į Honkongą. Mūsų filmuoja honkongietis su telefonu. Atsakymas jam: na, tu dabar būsi YouTube. Aš pas tą TikTok'e būsiu, o tu pas mane YouTube. Kaip jums Honkongas patinka? Nepamirškit like paspausti ir prenumeruot kanalą, jeigu dar to nepadarėte. Labai daug žmonių žiūri neprenumeravę. Nu, kaip pasakytų mano dukra. Ne veltui pas mus tuščias antras aukštas. Nes mums irgi reikia išlipti. Grybai išlipo iš tramvajaus. Galvoju, ko ten visi žmonės išlipė jau seniausiai. Pasirodė ir mums reikėjo išlipti. Net ten jau nusuko, kur mums reikėjo. Va ir pastoliai sudėti, vežamieji utilizuoti. Žiūrėkit, koks mažas tarpas tarp pastatų, matot? Prieki vos matosi. O, Five Guys. Mūsų užsikrauna baterijos pas vieną lėliuką, taip? Jau cukrus baigėsi. O va čia tie pastoliai, apie kurios kalbėjom. Ne 30 aukšto pastatas, bet 7 kažkur. Bet va, viskas grinai ant bambukinių pastolių pastatyta. Parodykit operatorių iš arčiau. Pakratam, kad nukristų, ar ne? Susiradom neblogą vietelę, kur toj papietausime. Viskas mums kainavo. Tiek čia apie 18 eurų. Nešamolas, šiek tiek brangiau, bet kaip Honkongui skaičiu labai gerą kainą. Vištienos baulai, susriubytė. Skaniai pavalgę, grįžtam atgal prie savo kurso, o tai biškį nuo jie nusimušėm. Ieškam vėl tramvajaus linijos, kuri nuves mūsų į uostą. Valandą pavalgėm ir jau visiškai giedra pasidarė. Nors prieš tai matėt, kaip buvo apsiniaukę. Kol kas per praleistą pusdienį, tai drąsiai galim pasakyti, kad Honkongas ta vieta, kur gali tiesiog išeiti ir pasiklysti ir klaidžioti. Nes čia visur viskas įdomu. Ronaldas savo ant tramvajų turi. Taip, čia siaura. Stovi, reikia žiūrėti, nesidaužyti galvos. Šįkart su vietom nepasisekė, viskas užimta. Žiūrėkit, kiek čia mažai vietas antram aukšte. Bet ką per pusdienį jau spėjom pastebėti, honkongiečiai labai mandagus, labai kultūringi. Matosi pagal eilės, kai jie laukia autobusų, jokių bardakų, visi vienoje eilutė kaip Japonijai stovi. Pavyzdžiui, dabar irgi čia buvo užimta, moteris iš karto užleido vietą mums, nes žmona su vaiku. Dėdė 2 frontais varo. Pagaliau ir dėdė gavo prisėsti. Visgi senukas, jau 34 metai, amžius daro savo. O pas mus trumpas sustojimas ledų McDonald's braškinių už specialią kainą. Euriuką kainuoja tokie braškiniai ledai. Hello Kitty. Vadėl, ko ten tokia eilė buvo? Realiai skanus. O grybai toliau tęsi savo kelionę, nes navigacija kažkodėl parodė anksčiau laikų išveikti. Tai va ir einam dabar. Praseisim. Man taip patinka šitie jų seni namai. Jie tokie ir baisus, bet kartu ir grynas Honkongo veidas čia. Nežinau, keistas kažkoks jausmas. Ir gražu, ir baisu vienu metu. Kas dar labai patinka, visi absoliučiai autobusai, visi tramvajai vis laik turi reklamas. Tai labai spalvotas miestas atrodo. Nenuobodus. Va ir pastatas apie 30 aukštų, remontuojamas vien ant bambukinių pastolių. Drebėtų kojytės, jeigu vaikščiutumėt tokiais pastoliais. 28 aukšte kokiam nors. O dabar bandysime plaukti su keltu
į žemyninį Honkongą, nes mes gyvename saloje. Bėgam, mes vėluojam, iš minutės išplaukia keltas. Į dešinę. Realiai neįsivaizduoju net kur plaukiam. Tiesiog paskui žmonės bėgam ir tiek. O du variantai skirtingi buvo. Kur nuplauksim, ten nuplauksim. Kažkaip grįšim. Aišku, einam iš karto į viršų. Kur įdomiausia bus. To jau išplauksim. Kaip laiku pakliuvom. Vis laik bėgam ir po minutės va išplaukiam iš karto. Pas juos net keltai ir tie išspalvinti visą išpuošti. Tikrai daug gražiau atrodo, ar ne? Negu šiaip senominis būtų paprastas. Nes jiem jau tikrai jau ne pirmos jaunystės tie keltai. O ten, taip suprantu, mes plauksim. Tai realiai čia turbūt 5 minučių kelionė bus. Va, toks tas Hongkongas. Naktį, aišku, bus viskas daug gražiau. Nes yra viena alėja, kur taip pat eisime, kur bus naktinis dangoraižių šviesų šou. Taip kad laukite. Kol kas Hongkongas labai maloniai stebina savo kainomis. Tikrai nėra taip brangu. Net ir pavalgyt, paieškojus, ypatingai street foodas, tai išvis. Na va, 7 minutės ir persikeliam į kitą pusę. Tai gerai supratau, $10 kainuoja, tas yra apie €20. Kas čia per vaikas? Bet šiek tiek skaudina tai, kad 3 metų vaikam taip pat reikia mokėti už viešąjį transportą. Kur tai matyta? Taip atrodo mūsų sala, kurioje gyvename. Va ir kainos $10 suaugusiam, vaikui ir senjorams $5. Tas yra 60 centų vaikam ir €20 suaugusiam. Iš karto matėme automatą, apelsinų sulčių nusipirksim. Tokį patį matėm Singapūre, bet Singapūre buvo kaina €40. O čia $25, kas yra €3. Oho. Oho. Ar mes tikrai galim savo tai leisti? Tad kaip pinigais jau papildytos kortelės, tai ir neskaičiuoju. A, jis jau gamina. A, jo, dar rašo milimetrais. Mililitrais kiek jau pagaminta. Normaliai, ką užtenka, tegul daro. Dvigubas gėrimas. Nu, nežinau. Singapūrė skanesnis buvo. Nu, jau tik atskanios, bet Singapūrė kažkaip natūralesnis jausdavosi. Operatoriai, vertinkit. Na, labai skanios. O čia tik išlipus iš mūsų kelto. O toks parkelis vaikam. Ir ekspozicinė gaisinės mašina. Kaip muziejų. Va, iškart darbuoja vaikus nuo vaikystės. Va, iškart terminai surašyti. Kaip koks daiktas atrodo. Iškart vaikus ruošia egzaminui. Kad būtų atėję jau pasiruošę. Čia žmonės gyvena, pažiūrėkit. Yra va toks tarpukas. Ten praktiškai nekrenta saulės spinduliai. O ten langai išeinantis. Norėtume čia gyventi? Esame gyvenamajame rajone, įprastam, kur žmonės gyvena ir bam! Laivas! Kaip suprasti? Einam pažiūrėt? Yra tik vienas būdas įsiaiškinti, kas tai. Kaip jums vaizdelis? Gerai žiūrisi? Čia ne jūra, jeigu ką. Tiesiog laivas pastatytas. Aš, aišku, iškart pradėjau žiūrėti žemėlapį. Ar nėra čia kanalų? Nėra čia jokio vandens, o tiesiog tarp gyvenamų namų. Pradėjau googlinti jo istoriją, iš kur čia atsirado. Čia pasirodo yra molas, prekybcentris. Originalu. Va toks čia įėjimas į jį. Ir viduje yra restoranai, parduotuvės. Apie 300 parduotuvių iš vis yra. Ta prasme, net į galvą nebūtų atėję, kad čia prekybcentris. Na, žodžiu, įprastas molas, kaip ir visur. Nieko ypatingo. Bet pati idėja originali. Užėjau iš jo tualetus. Nemačiau niekada dar, kad pisuarai taip arti kriauklės būtų. Įsivaizduojat, jūs toks stovit. Ir čia žmogus randas plauna. Net gelbėjimosi valtis padarė. Nu, ta prasme, visiškai tikroviškas laivas. Nu jo, Hongkongas tikrai stebina mus pirmą dieną. Tiesiog atėjome į vaikišką žaidimų aikštelę. Ir va tokie vaizdai neplanuoti pas mus.
A čia irgi geras tarpelis, ar ne? Ne patys turtingiausi žmonės čia gyvena, bet būtų kainos čia kaip brangiausi Vilniuje, geriausiose rajonuose. O, žiūrėk, šiukšliadėžė. Bajeris tame, kad šiukšliadėžės čia ne visur surasti. Tikrai reikia paieškoti jų. Nes per kiek 4 valandas buvo praėjom, gal tik 5 matėm. Kad suprastumėt geriau, kaip Honkonge viskas yra suspausta. Čia yra namai, va čia toks tarpelis. Ir čia yra degalinė. Tiesiog po stogelį, po gyvenamų namų. Normaliai, o pas kas silpna širdis, tai dabar prisieskite, nes aš jums pasakysiu degalų kainas. Dizelis $25, benzas 26, tai yra 3 eurai 10 centų. Ir mes Lietuvoje skundžiamės, kad pas mus brangu? 6 eurai. Tik tais domėjausi, tai Honkonge atrodo pats brangiausias kūras pasaulyje yra. Labas rytas, toliau tęsime pažintį su Honkongu. Nuo pat ryto jau esu įdarbintas nešioklę. Ir mes atėjom į Honkongo parką. Iš nuotraukų mačiau visai neblogai atrodo. Gal net vėžliukų pamatysime. Varom. Va toks čia grožės mūsų pasitinka įeinant į parką. Gražiai padaryta. Va taip įdomiai padarytas praėjimas į vidų. O ten viduj labai šlapia. Gal man pabandyti nueiti tenais? Kad bijau mikrofoną sušlapinti, jeigu ten drėgna. Gerai, pabandysiu ir aš. Girdit ką nors? Aš taip pat savęs negirdžiu. Nu jo, drėgnoka varau, aš sušlapsiu čia greitai. Žiūrėk, batai jau peršlapo greit. Ne, dėl nuotraukos įdomu nueit, bet šiaip greit peršlapsiu. Ir kaipgi Azijai be pandų, jų mylimiausių. O čia va toks krioklys padarytas. O čia tai gražu. O va ir vėžliukai, dėl kurio atėjome. Kiek jų čia daug. Vienas atskirai sėdi bosas. O ten va gal 15 dar. Ilsisi, deginasi saulytei. Taip atrodo iš arčiau. O galima ir į vidų užeiti. O čia mes ir patikrinsim, ant kiek geri mikrofonai, ant kiek girdisi. Aš pats savęs dabar negirdžiu, tik tais kai kelsiu video suprasiu, ar girdėjosi ar ne. Graži vieta nufilmuota ant slow motiono. Eik, tu savo, kiek jų čia daug. Pažiūrėkit, kiek jų čia. Visa giminė. Petrauskai, Ivanauskai, čia šeimyna iš Šalčininkų, Narkevič. O čia Donatelas. Vėžliukai nindzės. O čia kažkas gražų pirmadienį sugalvoja susituokti. Tai sveikinam. O, kai viskas gražiai pagal Feng Shui padaryta. Parkas. Ir iškart bombiniai dangoraižiai. Nu, kol kas parkas tai nerealiai gerai stebina, labai gražus. Nuo miesto šurmulio pabėgti, čia labai gera vieta ateiti. Čia dar kažkoks sodas parke viduje randasi. O čia dar toks bokštelis padarytas, kad į visą parką galima būtų pažiūrėti iš viršaus. Aišku, lypam į jį. Ir va toks vaizdelis. Beveik nieko nesimato, nes labai tankiai pasodinti medžiai, krūmai. Ir iškart betoninės džiunglės va tokios. O kitoj pusėje matosi, kad yra botanikos sodas. Ten paukštukai matau skraido viduj. Bet įdomu, mokamas ar nemokamas. O čia kitoj pusėje žmonės gyvena ant kalvos. Koks man pas jas geras vaizdas, viršutinėse aukštose turėtų būti. Ir mes leidžiamės. Įdomiai čia padaryta, čia mes kylame. O čia leidžiamės spiralę, kad neprasilenkdinėt su žmonėm, kurie lipa į viršų. Protingi čia žmonės dirba. O čia bambukai, pažiūrėkit kokio jo dydžio. Aš net negaliu jų apimti. Kokį 15 metrų aukščio. Eiktus, aš dar nematęs tokių didelių. O iš tokių turbūt ir daro pastolius. Paskui stato namus didelius. A čia va tokie paukštukai gyvena viduj.
Ten jau neįeisim. To mūsų personažas. Visas juodas, uodega balta. Ir plaukai ant galvos kaip rock'n'rollista. Balti irgi. Pasirodo, čia viskas yra nemokama. Važiuosim ir šitą botanikos sodą, kurį matėm iš bokšto. Čia setelis padarytas, kad paukščiai neįskristų, nes jų čia turbūt namai nemažai gyvena. Kažkas panašaus kaip Singapūrė, tik Singapūrė mokėti reikėjo 20 eurų. Va, papūgos skraido visokios, baltas. Ten va tokia gražesnė tupi. Matot? Per kamerą turbūt nesimato. Čia koks gražuolis. Į fazaną panašus. Bet greičiausiai ne fazanas. Ne mano stiprioji pusė pavadinimai paukščių. Nors va, tokiem kaip aš ir padaryta dar. Su paveiksliukais. Antytės. Papūga kieša, kurią turbūt visi auginam vaikystėj. Nemažai čia gyventojų pas jos. 20 skirtingų paukščių gyvena. Žiūrėkit, koks gražuolis. Valgo vaisius. Obuoliukas padėtas jam. Mangas, papaja ir bananas. Ir va tokių takų mes vaikščiojam. Va čia tai mes sėkmingai užėjom, skaitau, į parką. Eilinis kartas, kai nieko beveik neguglinau, tiesiog įvedžiau parkas Honkongio. Išmetė va tokį variantą ir labą dieną. Čia jau rimti fotografai su bazukom. Jau labai geras nuotraukas turėtų gautis. Iš arti. O pas mus veiksmo kamera tai. Tiek patrauks, tiek patrauks. Bet ir drąsus kai kurie paukštukai, žiūrėkit. Labas, Kieša. Žiūrėkit, koks čia simpatiškas paukštukas. Man atrodo, mėgsta fotografuotis, mėgsta dėmesį labai. Tiesiog ryte įvedžiau parkas Honkongė ir išmetė tokią vietą, nors čia parkų tikrai ne vienas yra, bet nuvažiavom turbūt į patį geriausią, kai vis laik pasiseka. Aš specialiai dažniausiai palankomas vietą stipriai neguglinu, kad paskui nebūtų kažkokio tai nusivylimo efekto. Dažniausiai važiuojam į vietas ir nieko nesitikim. Dar du draugeliai pietauja. Nu va, išėjom ir iškart vaikiška aikštelė prie pat. Viduj darbuotoja prisikabina prie dukros, nes čiulpinuką čiulpia. Negalima. Čia kad paukščių negundyti, ar kaip suprast. Ir tokia vaikiška žaidimo aikštelė. A čia kas? Būsimus traktoristus ruošia? Eik, visai įdomi. Gerai, neturiu antros rankos, bet šiaip įdomi. Vaikams čia įdomi sugalvoti rimtai. Čia toks jau rimtas kalnelis, sakyčiau. Būtų mano vaikystėje tokie kalneliai, žaidimo aikštelės, tai čia mes nenuliptumėm nuo jų. Ui! Nu, tokie įdomi, sakyčiau. Kuku. Kuku. Smagiai praleidom laiką, bet reikia judėti toliau. Pasirodant autobusų dar toks dalykas yra, kad visur skirtingi tarpai. Aš iš vis netelpu. Sėdžiu kaip padori mergaitė. O čia yra kol kas pats didžiausias pastatas, kuris yra statomas ant bambukinių pastolių. Iš akies suskaičiau virš 50 aukštų. Įspūdingai atrodo, viskas ant bambukų stovi. Būtų šiaip įdomu pabandyti pavaikščioti, jaučiu kojas dreibėtų, tai normaliai. Mūsų Honkongė yra viena problema, kai pravažiuojam su tramvajam arba autobusu, belenkiek vietų matom, kur skaniai galim pavalgyti. Dabar, kai ieškom, kur valgyti, nu nieko nėra, jau 2 kilometrus praėjom ir nieko nėra pavalgyti niekur. Arba brangus restoranai, arba mums netinka labai ta vieta. Kaip taip gali būti? Honkongė, jeigu pamatysit ženklą su pėda, nupieštą arba smailu, tai reiškia, ten daromas masažas su laiminga pabaiga. Ir čia vienas iš tokių. Labai laimingi vyrai iš ten išeina, man atrodo. Laimingais veidais. Viskas, kai visada per QR kodų susikinėjom, tai be pagalbos neapsieita buvo. Tai neįsivaizduojam, ką užsakėm. Nuotraukų vieną atrodė. Atnešė va tokias sriubas su vištiena. Atrodo vis tiek neblogai. Nu, kol kas viskas skanu. Arbatas tas pačias užsakėm, bet gavosi, kad ne tas pačias. Man šaltą atnešė, žmonai karštą. Nežinau, kaip mes čia susikalbam, bet kažkaip susikalbam. O čia tai net neįsivaizduoju, kas čia yra. Galvojau, agurkas nuskusas, bet ne, skonis kaip bulvės. Tau patinka?
Trumpas komentaras, kaip visada. Nu, man irgi nieko. Padažo trūks labiški prie vištienos. Prašau, kas kaip dirba, tas tai valgo. Kilsime su liftu, dabar kad perėti kitą pusę. Tai prie lifto yra dar kameros, kad matytumėt, kas viduj. Dėl saugumo padaryti. Kad kokia nors moteris nenorėtų išniekinti vyrą naktį. Hongkong'e jau po biškį leidžiasi saulutė. O mes einam metro išbandysim. Metro tai grinai priimna Singapūrą. Kritai, Hongkongas, sakyčiau, Singapūro brolis yra, nes viskas labai stipriai panašiai. Tvarka, kainos, teritorija. Bet tai kokį ilgumo traukiniai? Paprasme, virš 100 metrų. Iš akies, sakyčiau, koks 150. Mes žiūrim į tolį ir nesimata pabaigos. Ne tualetai yra. Tikrai ne kiekvienam metro tai pamatysi. Auksinė keliautojo taisyklė sako, nueik į tualetą, nors tau ir nereikia. Čia tokia graži stotelė pasinuruota pas mus, kurioje išlipame. Ai, čia prekybcentris, aišku. Iš toli atrodo kažkas neįprasta. O aš Hongkong'e būsiu kaip kiekvienas azijietis. Filmuosiu dabar viską iš eilės. Ne savo norą, bet iškylam į prekybcentrį. O taip čia gyvena Hongkong'e. Iš Chanel iškart parduotuvę, iš metro tiesiai. Čia einam į lauką ir žiūrėkit, koks vaizdelis iškart pasitinka. Visas Hongkongas kaip ant delno. Gerai, einam ten nusileisim, ten dar čia bus geresnis vaizdas. Pagaliau išėjome į lauką. Kiek dangoraižių vienoj vietoj. Pažiūrėkit tik tais. O va taip atrodo visi dangoraižiai vienoj vietoj. Be galimybių jau čia tiesiog. O už 1,5 valandos prasidės šviesų šou. Dėl ko čia dabar žmonės renkasi. Pagrindinė vieta visam Hongkong'e, kur tūkstančiai žmonių kasdien ateina ir laukia to šviesų šou. Kai visi dangoraižiai apsišvies. Tai va tokia gavosi pirma dalis iš Hongkongo, mums nerealiai patiko ši diena, labai daug prisivaikščiom, daug visko pamatėm ir labai stipriai pavargom. Taip kad, jeigu patiko šis video, nepamirškit paspausti like ir susimatysime greitų metų. Iki!